Šeštadienis, puikus oras, kas ką besakytų, keliauju ne tik tai užsienyje, keliauju ir Lietuvoje. Tačiau dažniausiai keliauju vienas ir darbo reikalais, net po tokiausias Lietuvos vietas, o šiandieną keliaujam su visa šeima, pasirinko maršrutą Panemunę. Tai pirmasis sustojimas Raudonės pilis, kaip visada, puikiai aplinka, puikūs vaizdai ir tikrai lankytina Lietuvos vieta. Kadangi taip pat kaip ir kavą labai mėgstu picas, tai draugas Tomas parekomendavo, sako, Jurbarke nauja picerija yra atsidarius, pasirodo iš tikrųjų ne nauja, bet labai skanios picos. Meniu tik tai 4 vienetai pasirinkimas, bet tobulas padas, jokių pridegimų, labai prabangus kokybiški ingredientai, viskas labai aukštam lygmenį. Dėl įdomumo picos kaina 7,50. Paklausiau, kiek dirba. Iki kelių dirba nuo kada iki kada, tai sakė tik penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Ir antras dalykas, dirba tol, kol neišbaigia tos dienos tešlą. Nu, tai parodo šiokį tokį lygį iš tikrųjų. Kešvilė, ką jums sako šitas žodis? Man tai anksčiau asocijuodavosi, kai spaudoje mirgėdavo su vaikų ir globos namais. Šiai dienai nežinau, ar jie dar veikia ar neveikia, bet mes šiandien lankome Žuvitakį, vienintelį tokį, kurį žinau Lietuvoje. Bent jau tikiu, kad tikrai jų yra daugiau, tačiau šitas yra su puikiai sutvarkyta infrastruktūra ir aplinka. Tai yra įdomu pasižiūrėti tokį paprastą, bet gamtai labai reikalingą statinį. Žinote, už manęs kitoje pusėje Nemuno jau mums nedraugiškos valstybės teritorijos pradžia. Su ta tvora, kurią matote, baigėsi Lietuvos valstybės teritorija ir prasideda nedraugiškos valstybės teritorija, net minėti nesinori. Tai džiaugiuosi, kad mes gyvename būtent šitoje pusėje, kurioje gyva, kurioje vyksta gyvenimas, o ne toje pusėje, kurioje iš tikrųjų nieko gero nebuvo, nėra ir neaišku, ar kada nors žmonės tenai norės keistis ir pradėti gyventi kitokį gyvenimą. Tai vieta, kurioje stovi, tai yra iškešulys tarp matavimo stoties ir Nemuno. Ir į jį gali patekti bet kuris norintis, bet kuriuo metu galima lankytis, galima pasižiūrėti, pasigrožėti gražiais Nemuno vingiais, vaizdais ir panašiai. Šiandieną ir vėl puikia diena, iš tikrųjų net vasariška diena. Antrą dieną keliaujame ir nusprendėme aplankyti Piliakalnius, o tam, kad aplankyti Piliakalnius, reikia pervažiuoti Nemuną į kitą pusę. Ir pervažiavus Nemuną į kitą pusę, mus pasitinka užrašas, kad jau sveiki atvykę į Sūduvos kraštą. Tai truputį įkišim nosį į Sūduvos krašto grožybės. Sudargo Rastaičių piliakalniai. Esame dabar ant Vorpilio. Tai atsiveria iš tikrųjų labai gražus vaizdai. Tikrai verta aplankyti. Tam reikia, jeigu važiuojate nuo Panemunės pusės, Panemunės žymiuoju keliu, tai reikia pervažiuoti Jurbarko tiltą. Ir atsirandate kitoje pusėje, kur galite jau pasiekti Sudargą su jo piliakalniais. O už manęs dabar, nors labai sunku yra įžiūrėti, tolumoje yra Smalininkai. Tai yra ta vieta, kurią aplankėme vakar, kurioje yra vandens matavimo stotis Nemune. Vakar pasakojau, kad valgėme labai skanę picą, tai kaip įrodymas, šiandieną vėl sugrįžome į tą pačią vietą ir užsisakėme jau 2 picas. Vieną, kurią valgėme vakar, ir vieną neragautą peperonį. Pasiekėme paskutinę šios kelionės planuotą vietą, tai yra Panemunės pilis. Toliau sustojimų jau nebenusimato, judėsime link Panevėžio. Tai būsime aplankę visą Panemunę, truputį įlindę į Sūduvos kraštą ir šiaip puikiai Jurbarke praleidę savaitgalį. Dar visai nesenai, šios vasaros pradžioje, paskutinio mano apsilankimo metu čionai, teko ragauti ir kavą. Tai galiu pasakyti tiek, kad kavos puodelis čionai kainuoja 4 eurus.
gaminama iš pauliukų pupelių, nėra pati blogiausia, bet tikrai neverta 4 eurų, tai biškiai yra šitoje vietoje perlenkta lazda. Pauligas 4 eurai, na, aš sutinku, kad apylinkėse gal kažko geriau jūs nelabai rasite, bet vis dėlto, kamon, pauligas 4 eurai, ne. Visi puikiai žinome šiuolaikinio skubėjimo problemą. Visada nėra laiko, tai transliacija, tai iš transliacijos, tai namuose laukia, tai susitikimai, tai dar kažkas, tai krūva priežasčių, kodėl mums reikia skubėti. Ir yra tikrai nemažai vietų, ypač kai aš važinėju labai dažnai per Lietuvą, kuriuose praleki ir nesustoji. Maironio sodyba yra viena iš tų vietų. Tai buvo mėginta pakankamai nesenai, bet tą dieną lyjo lietus, kadangi prie sodybos su automobiliu neprivažiuosi, reikia paeiti, tai nusprendėme važiuoti toliau ir net nestojame. Beje, Maironio šaltinėlį prieš keletą metų esame aplankę, eini irgi pakankamai nemažai reikia paeiti, na, viduj nieko ten stebuklingo, bet kadangi tai yra lankytina vieta, tai tikrai sakyčiau, nueikite, jeigu būsite šalia, nueikite, pasižiūrėsit, įsiversinsit patys. Ruduo. Tai puikiai proga pavalgyti obuolių ir paragausime Maironio obuolių, nes įtarėme, kad nuo tos pačios obels ir Maironiui tekdavo karts nuo karto valgyti obuoliukus.